Sveiki. Šiandien išpildysiu vieną užklausą, pakalbėsime apie galvos svaigimą iš psichosomatinės pusės. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad psichosomatikos mes visada ieškome tada, kada jūs esant vienam ar kitam simptomui kreipiatės į specialistus, pasitikrinat, pereinat tam tikrą tyrimų eilę, taip, tą, ką reikia pasitikrinti. Ir tik tuomet, kai iš tikrųjų specialistai neranda jokios priežasties, tada galima įtarti psichosomatikos veiksnį, taip. Tačiau vėlgi, jau kai yra tam tikra diagnozė nustatyta, taip, tam tikras, kas yra diagnozės, tai yra tam tikrų simptomų derinukas, taip, bet kokiu atveju, žinoma, galima padirbėti ir su psichosomatika tam, kad pasiaiškint irgi psichologinės priežastis, dėl ko atsitinka vienaip ar kitaip, surasti tą pradinę priežastį, su ją padirbėti, ją pašalinti ir galbūt visam laiku atsisveikinti ir su jūs neraminančių simptomų kažkokiu taip. Tai dabar apie galvos svaigimą. Pirmiausia, ką reikia pasakyti, tai priežasčių, kad ir iš medicininės, tradicinės pusės, bet kokiu atveju gali būti labai daug. Tai yra kūno reakcija į tam tikrus momentus ir procesus, kurie vyksta viduje. Tai gali būti skirtingi dalykai, tai gali būti neurologiniai kažkokie tai rodikliai, gali būti prastesnės kraujotakos rodikliai, gali būti, sakykime, ortostatiniai momentai, kai yra, sakykime, paauglėms arba vyresniems žmonėms, kuomet kraujagyslės jau nespėja taip greitai orientuotis į staigaus, arba kitaip sakant, tie ortostatiniai dalykai tai yra tada, kada jūs, sakykime, gulit ilgiau arba ryte ir staiga šokstat ir nespėja kraujas suvaikščioti, aprūpinti galvos kraujagyslių ir būna tas toksai svaigulys. Taip pat galima ieškoti priežasčių ir pagalvojant apie vestibuliarinio aparato veiklą, vidinės ausies dalykus, visokius niuansus, taip, pasitikrinti, ar nėra anemijos tokios pačios, taip, kas turite, galite tuo metu ir spaudimą pasimatuoti, galbūt žemas yra. Va, ir jeigu taip pat dar galėtų būti toks niuansas, kaip pasižiūrėti, ar nėra kaklo osteochondrozės. Ta prasme, jeigu ten yra su kaklu arba įtampos kažkokios kakle, galbūt irgi kraujotaka apsunkina, nepatinka tiek, kiek reikia, taip. Tai vienu žodžiu, jeigu, dabar perėsim prie psichosomatikos, jeigu jūs pasitikrinot ir 99% pas jūs viskas yra kaip ir gerai, kažkokiu tai neranda nukrypimų, mažesnių ar didesnių, taip, tuomet dabar galim kalbėti ir apie psichosomatiką. Tai galvos svaigimas, iš principo, tai dažniausiai, kokį 90% iš tikrųjų tie yra laiti tokie, tie vadinamieji psichogeniniai galvos svaigimai, kuriuos patiria labai daug žmonių, ypatingai moterų, taip. Tai psichosomatikai tai paprasčiausiai yra apie tai, kad žmogus, tiesiog pagalvokime, kai mums svaigsta galva, taip, koks yra pojūtis. Tai yra pojūtis, kai viskas, tarkim, viskas ar ne viskas sukasi ratu, ateina kažkokia tai migla, pradeda tarsi tirpti rankos kojos, taip, ir nejaučiamas pagrindas po kojomis, tarsi žemė slysta iš po kojų. Ir apie ką tai kalba? Tai ir būna tie galvos svaigimai tokie po patirto dažniausiai streso, arba kai tuo metu yra patiriamas stresas, kai tarsi žemė slysta iš po kojų. Kažkas atsitiko tokio, kad jūsų protas tiesiog nebesupranta, ką daryti, kaip elgtis, kaip susidoroti su esama situacija. Ir va tas pojūtis, kai stabilumas, pagrindas išnyksta ir tokia pakilimo būsena, vėlgi gali būti tas malonusis stresas, kai, žinot, sako,
esu tokia laiminga ar laimingas, kad nejaučiu pagrindo po kojom, skraidau. Taip. Bet kokiu atveju, ar tai didelė šokiruojanti laimė, ar stresas, kuris sukelia aibę nerimo, jaudulio tokio negatyvaus, taip, tai vis tiek yra stresas, taip. Ir tada, kada jis yra izoliuotas, kada iš tikrųjų yra labai toks dramatiškas, netikėtas, tada įsijungia ir psichosomatika, taip. Tai vat yra tokie elementai, kad tie, kurie dažnai patiriat galvos svaigulį be jokių kažkokių papildomų simptomų, taip, nes galva gali svaigti prie įvairiausių ir sunkių būklių, prie to pačio ir insulto, ir infarkto, ir gali prie galvos svaigimo būti ir pykinimai, ir visi kiti. Tai ranka nenumojam bet kokiu atveju, bet sakau, bet jeigu tai yra einantis pastoviai ir praeinantis ir daugiau šalia jokių kažkokių gąsdinančių simptomų nėra, nors kai tik pradeda svaigti galva, paprastai žmonės irgi labai išsigąsta. Ir jeigu tos būsenos užsitęsia, yra nemažai procento, kai va tie nesibaigiantis galvos svaigimai, ta baimė, o kas su manim vyksta, aš nekontroliuoju savo kūno, toj pakalbėsim, kaip svarbu prie galvos svaigimo, tai yra būtent kontrolės aspektas, taip. Aš nežinau, kas su manim darosi, aš nevaldau savo kūno, man sunku, gal čia pas mane kažkas labai baisaus, gal aš mirsiu, įsijungia labai daug baimė. Gali perėti šitos būsenos, jeigu jos yra netvarkomas, jeigu su jom yra nedirbama, gali anksčiau ir vėliau, jeigu tai kelia didžiulį diskomfortą ir aibę tų tokių negatyvių pojūčių, emocinių būklių, gali perėti ir į tam tikras panikos atakas, nes panikos atakos lygiai taip pat panašiai kaip yra galvos svaigimai, tai yra tam tikra migla galvoje, kai vėlgi aš nevaldau savo kūno, nevaldau savo emocijų, nekontroliuoju to, kas su manim vyksta, nes panikos atakos ir yra tada, kada su kūnu kažkas vyksta ir spaudimas kyla ir krenta, ir širdis permušinėja, ir chaosas galvoj, ir atsiranda ir ta mirties baimė, ir kvėpavimas labai tankus ir irgi ten, na, ta prasme, kas patyrė, tai žino, tai yra labai gąsdinančios būsenos, taip, ir prisigalvojama viską. Tai va, tai esmė yra, kai svaigsta galva, tai yra toks momentas, užduoti savo klausimą, kodėl ir kur aš nebejaučiu pagrindo po kojom, kas man išmušė tą pagrindą po kojom, ir pagalvoti, ką jūs galite padaryti. Jeigu jūs suprantate, kad kažkur jūs praradot vėlgi išmuštas pagrindas po kojom ir aš nebeturiu pusiausvyros gyvenime, aš neturiu kur atsiremti, aš neturiu sprendimo. Tai yra toksai patarimas, kad jeigu jūs suprantate, kokią jūs ten situaciją patyrėte baisiai ir panašiai, pas mane buvo klientė, pernai kaip tik panašių momentų, panašių laikų, irgi kreipėsi dėl galvos svaigimo ir buvo įrašytas būtent vertigo sindromas, kai viskas sukasi, bet jai pasakė, kad laukia labai ilgas, ten kelių mėnesių vaikščiojimas per gydytus tam, kad nustatyti, patvirtinti, išieškoti dar kažkokių priežasčių, taip. Na ir esmė buvo tokia, kad galutiniam variante vis tiek, aš kaip sakau, praeiti pasitikrinti reikėtų, dar nuėjo pas vieną specialistą, bet esmė tokia, kad mes suradome priežastį, kas buvo tai, kad tiesiog vidury baltos dienos atėjo vyras ir pasakė, kad nori skirtis. Viskas buvo pakankamai neblogai šeimoje, jokių nuorodų į tai, kad skirsis ar panašiai nebuvo, ir jai tiesiog dabar neprisimenu, ar po savaitės, ar po kelių dienų buvo, tiesiog pradėjo viskas suktis ratu, kažką jinai ten darė, o esmė buvo, kad toje vietoje, kurioje jinai stovėjo tada, kada jinai išgirdo naujieną, ją įsijungė būtent tas dirgiklis, tas trigeris, ir ką daryti, šokas milžiniškas, taip, net negalėjo niekam pasisakyti, ta izoliacija įvyko.
dėl ko vat būtina visada išsišnekėti su kažkuo bent jau, arba bent jau išsiverkti, arba su savim bent jau pakalbėti, išsakyti, išleisti tą visą negatyvą iš savęs. Tai va, tai būtent toj vietoj stovėjo, vėl įsijungė tas triggeris ir prasidėjo begalinis galvos svaigimas, viskas suko, jinai negalėjo iš tikrųjų net 2 žingsnių žengti, išsikvietė greitąją, nuvažiavo ir sako, tyrimai tarp kitko nieko blogo neparodė, iš viso nieko blogo neparodė. Va, netgi buvo kažkurio momentu galvota galbūt galvos MRT padaryti, pasižiūrėti galvos, ar nėra ten kažkokių didelių sutrikimų, nes ten ir galvos skausmelė visokie buvo migreniai. Tai va, bet ačiū Dievui nieko nerado, buvo grina psichosomatika, padirbėjom tą prasme, kad ir jum patarimas, bet kokia situacija, kai yra didžiulis stresas, taip, kai jūs suprantate, kur yra tas stresas, tai yra dažniausiai yra nerastas sprendimas, taip ir prie galvos svaigimo. Informacijos daug, kažkokia situacija ir jūs sprendimo jokio neturit ir jūsų kūnas, jūsų galva priema tokį sprendimą, kad aš dabar tave įvesiu į tam tikrą tokią būseną, kai tau kažkiek laiko nereiks galvoti, taip. Tu galėsi pabūti šiek tiek ten apspangęs, pagulėti ir panašiai. Tai va, tai reikia rasti, apgauti protą ir bent jau sugalvoti kokius 3-5 variantus, kaip galite išeiti iš situacijos, kaip galite kažką tai pakeisti toje situacijoje. Va tada, kada protas supranta, kad jūs turite kažkokį sprendimą, dažnai ta simptomatika, jinai mažėja, kartais ir liaujasi ir panašiai. Tai va, tai čia toks buvo atvejs, tai va, grįžtam prie galvos svaigimo, tai būna tada, kada žmogus nebejaučia pagrindo po kojom, ar iš laimės, ar iš nelaimės, tada, kada nebėra stabilumo jo gyvenime, tada, kada neturi sprendimo tai situacijai, ta prasme, ir tai yra pakibimo tokia būsena, taip. Ir labai svarbus, ta prasme, jisai nesiorientuoja, taip, tai va, jeigu jūs pagaunat save, kad kokioje gyvenimo srityje ar kažkokiam įvykiui jūs nesiorientuojat, neturit stabilumo, žemė išėjo iš po kojų, reikia kažką daryti, kažkur bėgti, kažką daryti, priimkit sprendimą, bent kokį ir padarykit žingsnį. Ir tuo metu jau tada jūs siunčiat signalą, kad jūs sprendimą turit, ir jūs po truputėlį galite išeidinėti iš tos būsenos. Kitas labai svarbus momentas tai yra kontrolė. Kontrolės mygtukas yra 2 variantai. Arba žmogus patiria galvos svaigimą, kai jisai nori viską savo gyvenime kontroliuoti. Ir jeigu tik tai kažkur nieko nepasitikė, darbų nedeleguoja, dažniausiai moteris, aš viską pati, aš viską galiu, be manęs čia visas pasaulis, šeima ten viskas sugrius, taip. Ir štai, kai atsitinka kažkas nenumatyto ar nekontroliuojamo, vėlgi įsijungia va tas pats galvos svaigimas. Aš nežinau, ką daryti, o kaip čia aš negaliu kontroliuoti ir panašiai. Ir kitas momentas, arba yra hiperkontrolė, arba yra tada, kada žmogus savo sako, aš nebevaldau situacijos, aš nebežinau, ką daryti, aš tiesiog, vėl ta pati pasimetimo būsena, arba aš viską noriu kontroliuoti, bet aš jau negaliu, arba aš iš principo žmogus viską gali daugiau mažiau kontroliuoti, taip, nekontroliuoti, bet priimti kažkokius sprendimus ir gauti kažkokį rezultatą. Ir vat yra ta antra grupė žmonių, kai labai greit nusvyra rankos, pasiduodama ir kūnas priema tokį sprendimą, kad, gerai, pasirk, ten pavaikščiok per gydytojus, paieškok sprendimo, va, ir panašiai. Tai va, tai tiesiog, kas turite šituos psichosomatinius galvos svaigimus, taip, už kurių neslypi jokie kiti rodikliai, taip, tai yra toksai patarimas, kaip padėti savo kūnui, kai jūs patiriat tą stresą, užeina tas galvos svaigulys, bet kokiu atveju tas deguonės aspektas yra labai svarbus, taip, dažnai galva svaigsta tiesiog elementariai deguonės trūkumui esant, taip. Tai va, tai visada apsidarykite aplink irgi pagalvokite, ar tiesiog galite padėti savo kūnui, jeigu ar prasisegat apykaklę, ar pradarot langą, ar išeinat į kažkokią patalpą irgi, kad to deguonės gaut, tada pagalvojat, kas su manim vyksta.
kur aš jaučiu stresą. Būtinai kvėpuokit, išgerkit vandens. Ir būtent prie galvos svaigimų yra toksai patarimas, kad kai svaigsta galva, aišku, geriausia yra atsisėsti, taip, vien todėl, kad, žiūrint kokio ten laipsnio tas galvos svaigimas, paprastai, jeigu tai yra paprastas galvos svaigimas, kurį patiria 90% žmonių, tai nei alpstama, nei griūnama, bet dėl savo saugumo, netgi emocinio to tokio saugumo, taip, rekomenduojame atsisėsti, tada nukreipiate žvilgsnį į savo kojas. Kojas turi būti padėtos ant žemės tvirtai ir žiūrite į kojas tol, kol pajaučiate, kad jos yra tvirtai stovinčios ant žemės. Jūs remiatės kojam ant žemės ir jaučiat stabilumą, taip? Ir galite savo viduje arba garsiai, aš esu saugi ar saugus, aš jaučiu pagrindą po kojom ir aš sugebu priimti sprendimą. Tai va tas yra svarbu. Tai va, atsisėdam, nukreipiam žvilgsnį į kojas, pajaučiam stabilumą ir tada jau galim pašokinėti, patrepsėti kojom, dar pasiramstyti, paspirokliuoti ir taip pat galima paplekšnoti per padus, kas norit. Ir jeigu yra jėgų, jeigu jaučiat, kad viskas jau yra stabilizuojasi ir gerai, galite padaryti kelis pritūpimus. Va, tai tiek būtų patarimų ir akcentų ties galvos svaiguliais. Tai va, tai tiesiog palinkėsiu dažniau svaigti iš laimės, o esant kažkokiom nestabiliom gyvenimo aplinkybėm, situacijom, tiesiog rasti sprendimą, juos priimti ir džiaugtis šviesia ir gerai dirbančia galva.